Žodžiu, Kaune reiškia jau čia apie 20-osius metus. Taip. O kas, tarkim, vyko tarp 10-ųjų metų ir tas laikotarpis? Tai vyko rimtas dalykas, Pirmas pasaulinis karas, kuris taip viską sujaukė ir taip viską išmėtė, ir pateikė žmonėm gana tokias griežtas alternatyvas, privertė susimastyti, kas jie yra, su kuo yra. Jeigu, kaip minėjau, dar ten pirmajam dešimtmetį, masonai Lietuvoje susijęs iš dalies su Lenkais, iš dalies su Rusais. Tie ir pirmieji patys masonai buvo daugiausia studentai, mokėsi Maskvoje, ir ten tarsi tų idėjų prisirankioja, čia prisijungia prie Riomerio. Tai 20 metais visai ryškiai iškilo lietuvybės klausimas, lietuviškumo klausimas ir iš to išplaukiantis atskirumo nuo kitų masonų klausimas. Tiesa beje, kokios sąsajos su žydų tautos atstovais? Taip, čia didelis ir gana įkyrus, sakyčiau, mitas egzistuoja, jog žydai yra labai tampriai susiję su masonais, ir garsusis be abejo žydų masonų sąmokslas, teorija, kurią sėkmingai vystė caro ochranka ir kuri, galima sakyti, be ypatingų pokyčių išliko iki šių laikų. Visų pirma, reiktų pasakyti, kad pačių žydų nei rusų masonų tarpe, nei Lietuvoje jų buvo labai mažai tarp masonų. Sudarė kelis procentus, nedaugiau. Lietuvoje iš viso tik tai vienas ir virtas, ten toks gydytojas Vilniaus Romas, kuris buvo kurjeriu tarp Lietuvos ir Maskvos. To sąmokslo idėja atsirado, kaip minėjau, Ochrankoje ir gana iš dalies buvo pagrįsta. Rusijos masonai iš principo buvo nusiteikę prieš caro valdžią. Jų ta nelegali veikla, be abejo, kas juos ten registruos, kas ten jiems suteiks kokias nors teises, buvo įtartina caro administracijai. Tiesiogiai kaip nors rasti kompromituojančių duomenų buvo neįmanoma, nes jų beveik ir nebuvo. Tai beliko tada remtis gandų lygmeniu, teikti, jog tai nepavyko 5 metų revoliucija, tai įvairios tamsios jėgos, žydai, visokie parsidavėliai ir taip toliau, rengia sąmokslą nuversti caro valdžią. Masonai ypatingai gerų jausmų carui Nikolajui II tikrai nejautė, bet toks tiesmukas, juolab, kad gana greit buvo tas puolimas išplėstas, sąmokslas žydų ir masonų tapo apie jį kalbama ne tik kaip apie Rusijoje egzistuojantį kažkokį konkretų sąmokslą, o įgavo globalų mastą, imta kalbėti apie pasaulinės kažkokios vyriausybės sudarimus, apie visų monarchijų sunaikinimus, ir taip toliau ir panašiai. Nei tai buvo nauja idėja, nei labai prasminga, bet politinė agitacija tiko ir tam tiko ne tik tai. Tuo pačiu metu, šiek tiek anksčiau išlenda į dienos šviesą vadinamieji Siono išminčių protokolai, vėlgi prie jų ranka. Jeigu netiesioginio parašymo, tai bent jau gero redagavimo ir visokių ten kitokių dalykų caro ochranka pridėjo. Savo rezultatų tiesioginių tai nedavė. Persekioti masonus niekas nepradėjo. Tačiau neigiamą įvaizdį, neigiamą požiūrį tikrai suformavo. Tai reikia tai dabartinius Rusijos kai kurios politikus pasiklausyti, tiek kraštutinių kairiųjų, tiek ir dešiniųjų. Vėl tai tos pačios pasakos apie pasaulinius sąmokslus, apie kaip žydai ir masonai Rusiją pardavė, tik tai įdomu kurią, čia turbūt Sovietų sąjunga ar ką tai. Bet vieną kart kvailystę pasakyta, dažnai skrajoja kelis šimtus metų. Nieko ten stebėtino nėra. Tik keista, kad randa atgarsį ir tas atgarsis... Adresatas kažkoks tai yra? Adresatas yra konkretus. Šiuo atžvilgiu patys masonai ganėtinai pasistengia, kad jų veikla taip uždara, paslaptinga. Jei kalbėt apie
bandymus kovoti su masonerija politiniam priemonėm. Tai galima prisiminti Jungtinių Amerikos valstijų istoriją. Tengi buvo 40-metį net antimasoninė partija, savo kandidatą į prezidentus turėjo, kovojo, nežinia prieš ką, nežinau ar laimėjo, ar pralaimėjo, greičiausiai nei taip, nes vaikytis šešėlį ir dar savo šešėlį yra pakankamai sunku. Turbūt žinoma ir katalikų bažnyčia savo. Katalikų bažnyčia taip žvelgia neigiamai. Tarpukario Lietuva buvo katalikiškas kraštas, viešai pasiskelbti masonų, tai yra tuo pačiu parmazonų liaudiškai, tai mažas malonumas buvo iš karto visuomenės akise, galėjo būti bedievių, Dievas žino, ką garbinančių ir nepatikimų asmenių. Tai viena iš priežasčių, dėl ko masonai dažnai vengia deklaruoti savo organizacijų buvimą, privengia net ir turėti kokius nors kontaktus su oficialiom institucijom. Tarpukaris neišimtis, ta Lietuvos ložė veikė iš principo nelegaliai, niekas jos neregistravo. Žinojo, kad yra, bet nieko daugiau. Bet tarkim Sleževičius, tai ministrų pirmininkų? Taip, ir kelis kartus ministrų pirmininkų buvo. Takingas be abejo asmuo, bet pats niekad to nesakė, jog jisai yra masonas. Kitų liudijimų? Kitų liudijimų, taip. Čia daugiausia Mykolas Biržiška jau išeivijoje Riomerio skirtuose veikaluose, apie tai pakankamai daug. Tai praktiškai to momento, to laikotarpio kontekste niekas nelabai ir žinojo, ne? Nelabai žinojo, nors buvo, kaip čia pasakęs, masonų medžiotojų, bet daugiau jie dėmesį nukreipdavo į tą patį Antaną Smetoną ar tautininkus. Nenuostabu, masonus medžiot mėgo krikdemai. Tai savo didžiausiam oponentam, ypač po perversmo, jie kai kurių pastabų negailėjo. Tiesa, su įrodymais buvo sunkiau, bet norint kalbėti, buvo galima kalbėti. Tas ir buvo daroma. Nėra jokių tikrų duomenų, jog Smetona būtų buvęs masonu. Kitas dalykas, jis buvo kaltinamas ar teigiama, jog priklausė karaliaučio trijų žemės rutulių ložiai, Memfio ložiai, škotų apeigų ložiai ir atseit įstojo Vilniuje per Pirmą pasaulinį karą. Sunku pasakyti, kiek tame tiesos. Taip, Smetona buvo vokiškas aplinkos žmogus, Mituvoj baigė vokišką mokyklą, gimnaziją, universitetas Vokietijoje, galėjo turėti kontaktą. Taip, Vilniuje veikia 16 metais vokiečių administracijos daugiausia narių ložė, ten tas Vilnius paliepsnojančių kalavijų, jisai buvo, mano minėtas, karaliaučio trijų žemės rutulių tarsi dokterinė ložė ar filialas. Galbūt Smetona ir galėjo joje būti, galbūt ir negalėjo būti masono. Vis tik manyčiau, kad gal ir nebuvo, nes, kaip minėjau, tikrų duomenų ar tikrų liudijimų nėra. O tai, kad koks nors kunigas rašo apie tai, tai belieka kaip istorikui paklausti, iš kur jis visą tai sužinojo, jei pats ten nebuvo. Trumpai tariant, masonų veikla Kaune koncentruojasi, nepriklausomai Lietuvoje ir iki pat okupacijos, ar ne? Išimtinai Kaune. Aišku, buvo Klaipėdoje, jau mano minėtas Memfio ložė, kuri vėlgi karaliaučiaus priklausė tiem trim pasaulio rutuliam, bet ten buvo grinai vokiška, lietuvių masonų tarp jų nebuvo, galų gale tai buvo kito ritualo ložė, mažai ką bendro turinti su frankmasonais. Kitur masonų veiklos Lietuvoje nebuvo, jeigu, aišku, neminėti okupuotą Vilniaus, ten masonai buvo, bet, kaip minėjau, tai buvo Lenkų masonai. O tarkim kažkokia tai politinė įtaka sprendimams, valstybės politikai galėjo turėti masonų? Jeigu ir turėjo, tai nedaugiau negu kaip kokių nors partijų atstovai. Tai be abejo, yra Sleževičius, kuris vienas iš liaudininkų šulų politinių, tai jis galėjo turėti įtakos ir turėjo, nesvarbu, ar jis buvo masonas ar ne masonas. Tokių išvelgti konkrečios veiklos neįmanoma.